Jokūbas keliauja iš miesto A į miestą C. Atstumas tarp jų yra 250 km. Nusipieškime mes tą kelionę, nes būtų sunku susigaudyti. Tebūnie, čia yra miestas A, o čia yra miestas C. Pirmuosius 36 procentus kelio iki miestelio B, štai čia kažkur tai, iki B, Jokūbas važiavo x km per valandą greičiu. Taigi Jokūbo greitis buvo x km per valandą. Likusią kelio dalį greitį jis padidino, reiškia čia jau kitas jo greitis, antras, tebūnie čia pirmas, čia antras, jau bus x plus 17 km per valandą. Ir pirmiausiai mūsų klausia, koks atstumas tarp miestų B ir C. Gana aiškiai pasakyta, kad pirmieji 36 procentai kelio. Vat štai šitas atstumas yra 36 procentai viso kelio, nuo 250 km. Tai norėdami sužinoti atstumą tarp A ir B, mes imame ir 250 km dauginame iš 0,36, 36 šimtųjų. Gausim 90 km. Čia yra pas mus 90 km ir tada likutis atstumas BC bus iš 250, aš atimsiu 90 ir gausiu 160 km. Taigi, atstumas BC 160 km. Klausia, kuris reiškinys tinka visoje kelionėje sugaištam laikui apskaičiuoti. Na tai laikas, mes žinome, kelią daliname iš greičio. Tai mūsų laikas važiuojant pirmiausiai štai šitą atstumą AB būtų 90 dalinta iš x. T1. Laikas sugaištas važiuojant atstumą BC būtų 160 dalintas iš x plus 17. Ir tada visas laikas mums reikėtų sudėti štai šiuos du reiškinius. 90 dalinta iš x pridėti 160 padalinta iš x plus 17. Matom, kad teisingas atsakymas, ne tą pasirinkau, teisingas atsakymas yra C. B yra blogas. 90 dalinta iš x plus 160 iš x plus 17. Baigta.